nesisekė, tikriausiai viskas nesisekė. Sakau, ką darėm, paprasčiausia niekas nesigavo. Per daug tikriausiai buvom užsidegę ir norėjom per daug laimėti, bet tas mums pakišo koją, nes negalėjom nieko praktiškai padaryti. Varžovas žaidė daug geriau, išnaudojo mūsų visas klaidas, tuo pasekoje, nežinau, gavom ir baudų, gavom ir žeminimų, tai nežinau, sunku kažkaip vertinti, sakau, kai pralaši varžybas, ypač po pirmas minutės po varžybų, kai pralaimi ir žinai, kad tu nebetapsi jau čempionu, tai, nežinot, nusiminimas yra, bet čia ne pasaulio pabaiga. Čia būna vienas laimėtojas, vienas pralašėjas, tiek. Mintis dar klaidžioja kažkur aikštėje, taip vis dar norisi, dar truputėlį to laiko gal trūko ištaisyti tas klaidas, gal kažkiek paleidome tą fortūną, nežinau. Didžiausias klaidas gal buvo, gal mes truputėlį perdegėm, gal kai kuriuose momentuose, perlėkėm save, aišku, svarbios labai rungtynės, bet tam tikrų laikų reikėjo truputėlį gal pagalvoti, bet yra kaip yra, gavosi taip, kad jie šitų klaidų neatleido mūsų. Tai nuotaikos pačias geriausias, iš tikrųjų esu žiauriai pavargęs, bet ir žiauriai laimingas, tai nežinau dėl ko toks, kaip nesavas, nežinau net ką pasakyti, iš tikrųjų galiu pagirti mūsų komandą, kuri atidavė, realiai visus metus atėmė iš savo šeimos džiaugsmą ir atidavė mūsų klubui Baltrek Šiauliai. Paskutinės varžybos tikrai nebus sudėtingos, mes įsibėgėjo, Rygos komanda silpnai atrodo gale, sakykime, ir kiek žinau, turės kitą savaitę dar finalą Latvijai, tai jie bus išsiekę, mes čia jau šiandien sutvarkėm, galvoju, formalumus ir jau paveiksluojame su taurė, džiaugiamės, nes čia didesnė šventė negu bus kitą savaitgalį. Iš tikrųjų, nuotaikos labai puikios, labai pakilios, džiaugiamės. Tai šiandieną tai yra visų metų darbo, sakykime, rezultatas. Tai, ką mes padarėm per visus metus, tai, ką mes linkuojėjom, sunkus darbas, intensyvios treniruotės, tai va šiandieną mes turim rezultatą, kuris pats kalba už save. Didžiulis ačiū komandai, dar didesnis ačiū žiūrovam, patys matėt, pilnas tribūnos. Mes turim tūkstančiais žmonių, kurie palaiko mus ir mes stengiamės ir stengsimės jų niekada nenuvilti ir judėsim, tas mus veda į priekį. Taigi reziumė, nuotaikos super, laukiam visų, kviečiam į trečią kėlinį.